kaip ir viskas šiame pasaulyje turi pradžią ir pabaigą, taip ir mūsų projektas juda link saulėlydžio. Šį kartą kviečiu jūs į savo namus Los Andžele. Noriu parodyti jums, kaip galima gyventi, jeigu niekada nebijoti naujų iššūkių ir dirbti su savimi. Šiuo metu gyvename 3 kambarių 120 kvadratinių metrų bute su vaizdu į baseiną, nuosavą sporto salę, pirtim, grilio zonom ir vaikų žaidimo aikštelę. Kadaise apie tai negalėjau nei pasvajoti, o dabar tai mano realybė. Kaip taip atsitiko, kad maža įprasta mergaitė iš Mažeikių ir 40 kvadratinių metrų buto gyvena Los Andžele? Viskas labai paprasta. Aš dirbu su savimi. Aš sportuoju, tinkamai maitinuosi, nebijau iššūkių. Manęs nekausto pokyčių baimė. Aš žvelgiu baimiai į akis ir priimu tai kaip iššūkį. Kaip ir tu, brangioji. Žinau, kad ir tau buvo nelengva priimti šį 5 dienų lieknėjimo iššūkį, tačiau pažiūrėk į save dabar. Tu jį įveikiai, didžiuojuosi tavim. Laukia paskutinė iššūkio diena. Taip, kad neriam ir pajudam iš visos širdies ir iš meilės sau ir savo kūnui. Varom! Labas mergaitės, na ką, jūs atėjote į paskutinę treniruotę. Aš jūs sveikinu. 5. treniruotė, jūs padarėte 5. žingsnį link meilės sau, link gražesnio kūno, link geresnės savijautos. Aš be galo jumis didžiuojuosi. Šiandien mes su jumis turėsime treniruotę ratu, pasiruoškit, jūsų kojos ir sėdmenys tiesiog degs. Parodom viską, ką mes galim, iš visų jėgų, iš viso noro. Padarom šiandienos treniruotę. Tai treniruotė ratu, aš pradžioje parodau, kokius mes atlikinėsim pratimus ir tada kipsim į treniruotę. Bus 4 ratai, kiekvieno pratimo po 10 pakartojimų. Pirmas mūsų pratimas, mergaitės, gilus pritupimas, pašokimas, gilus pritupimas, pašokimas, gilus pritupimas. Kai mes su jumis darome pritupimą, keliai žiūri ten pat, kur kojų pirštai ir kas yra svarbu, kad jie nekristų nei į vidų, nei kažkur kitur. Pėda tvirtai stovi ant grindų ar tai ant kilimėlio, nesvarbu, kur jūs besportuotumėt. Gilus pritupimas, pašokimas, pritupimas, pašokimas. Taip, po to antras mūsų pratimas šitame rate. Mes darome 45 laipsniai pritupiam, keliai neišeina už pirštų ribų, mes su jumis darome žingsnį į šoną, prisiliečiam prie grindų, išsitiesiam, žingsniukas į šoną, pritupiam, prisilietėm, up, 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 up. Nugarytė visada tiesi, nesikuprinam, nugara yra tiesi. Up, 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 up. 10 pakartojimų mergaitės darom. Ir taip, trečias mūsų pratimas šitame rate, tai mes su jumis kojytės laikome kartu ir atvedam užpakaliuką atgal ir lenkiame žemyn. Jeigu jūs norite, jūs galite paimti vandens buteliukus ar tai kažkokią tai tiesiog papildomą svorį į rankas ir leisti jį palei kojas. Kai mes lenkiamės, kojos yra minimaliai sulenktos ir yra svarbu užpakaliuką atvesti atgal. Ne tiesiog lenktis į priekį ir ištempti raumenukus. Ne, mes atvedam užpakaliuką atgal ir prajaučiam dvigalvį ir prajaučiam sėdmenis. Įsivaizduokim, kad turim svorį, leidžiam jį žemyn, išsitiesiam ir įtraukiam užpakaliuką. Žemyn, įtraukiam. Žemyn, įtraukiam. Žemyn, įtraukiam. 10 pakartojimų. Ir paskutinis pratimas šitame rate. Atsistojam ant 4 ir keliam į viršų sulenktą koją. Viršutinėme taške mes su jumis praspaudžiam sėdmenis. Up, 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 up. Kita kojytė taip pat. Pabandykite atlikti visus pratimus. Mūsų ratas bus sudarytas ir iš štai šitų 4 pratimų, kaip ir minėjau, kiekvieno pratimo po 10 pakartojimų. Būtinai turėkit vandenį po ranka, nes bus karšta. Aš kol parodžiau, man jau pasidarė karšta. Mergaitės, na ką, judam. Mūsų pirmas ratukas. Parodom, ką mes galim, parodom, kaip mes norim pokyčių mūsų gyvenime.
kaip mes norim gražaus kūno, kaip mes norim geresnės savijautas, kaip mes norim pasitikėjimo savimi, kaip mes norim meilės sau. Viskas, mergaitės, judam. Mūsų pirmas pratimas. Važiuojam, ratukas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gerai. Į šoną. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gerai. Leidžiame žemyn, užpakaliukas eina atgal. 1, spaudžiam. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gerai. Ir keliam koją į viršų, sulenktą. Spaudžiam sėdmenis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ir kita koja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Šaunuolės. Labai gerai. Kaip jūs jaučiat? Dega kojytės? Man taip. Aš labai gerai prajaučiu kiekvieną raumenuką. Kai sportuojat, mergaitės, galvokit apie tai, ką jūs treniruojate. Ne tiesiog mechaniškai atlikit pratimą ir tiek. Pagalvokit, ką jūs treniruojate. Galit mintise įsivaizduoti, kaip jūs norite, kad atrodytų šita kūno dalis jūsų. Įsivaizduokit, motyvuokit save mintimis. Aš už jūs negaliu pakeisti jūsų minčių, aš galiu tik parodyti kelią, pasakyti, kaip jūs galėtume daryti, bet toliau jūs priimat sprendimą, darot ar ne. Kai atliekam judesį, yra labai svarbu prajausti kiekvieną judesį, prajausti raumenukus. Dirbam su kojom ir prajaučiam kiekvieną raumenuką. Gerai, mergaitės. Pailsėjom, važiuojam. Antras mūsų ratukas. Giliai pritupėm, keliai nekrenta į vidų. Žiūri ten pat, kur kojų pirštai. Važiuojam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Šaunuolės. Judam. 45 laipsniai. Keliai neišeina už pirštų ribų. Važiuojam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gerai. Toliau. Atvedam užpakaliuką atgal. Nugarą tiesi. 1. Spaudžiam. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gerai. Kojytė į viršų sulenkta. 1. Spaudžiam, prajaučiam. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita koja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gerai, šaunuolės mergaitės. Atgaunam kvėpavimą. Giliai įkvepiam ir iškvepiam 3 kartus. Gerai, šaunuolės.
Atsigeriam vandens. Šaunuolės mergaitės, šaunuolės. Jūs su manimi jau atlikote 5 treniruotės. Puikus startas link sveikesnio gyvenimo, link meilės sau, link geresnių rezultatų, aplamai link rezultatų. Žinote, aš žinau, kad labai daug kartų mes ir aš ir jūs kažką tai pradėdavom, paskui mesdavom. Bet aš sakau, kad mano treniruotės tai yra visiškai kitas lygis, tai yra visiškai kas kitko. Niekada nenuobodu, visada įdomu, mes nealinam savęs, nei dietom, nei sportų, nes sportų irgi galima save nualinti. Kad dingsta visa motyvacija ir noras sportuoti ir išvis galvoti apie sportą. Pas mane ne taip. Aš ugdau meilę sveikai gyvensinai, meilę sportui, meilę sau. Kas yra svarbu, meilę sau. Gerai, mergaitės, važiuojam. 3 mūsų ratukas, šaunuolės. Varom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gerai. Nugarytė tiesi, iš šonus prisiliečiam prie grindų. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gerai, šaunuolės. Judam. Žemyn. 1, užpakaliuką įtraukiam. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gerai. Ir kojytė į viršų. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita koja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gerai, šaunuolės mergaitės. Poilsis, pakvepuojam. Gerai, šaunuolės. Mergaitės, mums liko 1 ratukas. Pažiūrėkit, labai greita treniruotė, labai paprasta atrodo, bet labai efektyvi. Mes jaučiam, kad dirbam su savo kūnu. Ir nereikia valandų sportuoti sporto salėje. Viskas yra pasiekiama jums čia, jūsų namuose, jums norimoje vietoje. Ar tai esat kažkur tai iškeliavę, esat gamtoje, išvykoj su draugais, su šeima, ar nežinau, pas močiutį į kaimą išvažiavot, pas mamą grįžot namo, dar kažkur, nežinau, bet kur jūs bebūtumėt, jūs galite tai daryti. Jums patogio vietoje ir jums patogio laiku. Važiuoja mergaitės, paskutinis ratas. Paskutinis ratas iš visos širdies. Ar ne? Iš visos širdies. Varom. Aš tikiu jumis. Važiuojam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Up. 11. Gerai, toliau. Važiuojam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gerai, šaunuolės. Važiuojam. 1. Įtraukiam. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gerai, šaunuolės.
Ir kojytė į viršų. Spaudžiam. 1. Neskubam. 2. Praspaudžiam, prajaučiam. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Gerai, ir kita koja. 1. 2. 3. 4. 5. Šaunuolės. 6. 7. 8. 9. 10. Vau, mergaitė, šaunuolės. Mes tai padarėm, jūs tai padarėt. Aš sveikinu jūs. Sveikinu, mes visas 5 treniruotės su jumis atlikome. Tai yra maža didelė pergalė prieš tinginį, prieš atsikalbinėjimus. Jūs esate šaunuolės, aš be galo jumis didžiuojas. Aš didžiuojuosi jumis, kad jūs prisijungėte prie mano lieknėjimo iššūkio, kad jūs išjudinot savo kūną ir pamatėt, kaip galima sportuoti kitaip. Mergaitės, jūs šaunuolės, jūs padarėte šitus žingsnius link meilės sau, link geresnės savijautos, link geresnių emocijų. Jūs esate šaunuolės. Aš žinau, kad visada yra sunkiausia padaryti tos pirmųjų žingsnius. Jūs juos padarėte. Aš kviečiu jūs toliau prisijungti kartu su manimi sportuoti, nes tai, ką jūs padarėte dabar, reikia judinti ir reikia judėti toliau. Jeigu mes norim rezultatų, mes negalim sustoti. Reikia toliau judėti ir siekti savo užsibrėžtų tikslų. Tik tai jeigu jūs darysit, jūs turėsite rezultatus. Jeigu mes nieko nedarom, sėdim ir tik tai svajojam, nu dėja, mes nematysim to, ko norime. Mes norim geresnio gyvenimo, mes turim judėti link jo. Mes turim kažką keisti savo gyvenime. Mes norim gražesnio kūno. Taip, mes turime sportuoti, mes turime prižiūrėti mitybą, bet kaip aš ir sakau, mano sportas, jis nėra alinantis. Mano mityba, jinai nėra alinanti, tai nėra dieta, tai yra subalansuota, sveika ir skani mityba. Kai mes galime kažkur išvykti su draugais, kai mes galime nuvažiuoti pas savo artimuosius, kai mes galime švęsti šventes su savo šeima taip, kaip mes tai visada darėme. Tiesiog mes žinome balansą, mes žinom ką, kada, kokiais kiekiais galima valgyti ir tiek. Sveika gyvensena su manimi, tai nereiškia, kad jūs turite atsisakyti įprasto savo gyvenimo. Ne. Galima sveiką gyvenseną įtraukti jau į jūsų esamą gyvenimą. Mergaitės, aš kviečiu jūs toliau judėti kartu su manimi. Prisijunkit prie manęs ir mes su jumis pasieksime nuostabių rezultatų, kaip padarė mano jau tūkstantis klienčių. Mergaitės, prisijungus prie manęs jūs gausite 3 mitybos planus su sveikais ir skaniais receptais. Jūs pamatysit, kad sveika mityba nėra nuobodi, jinai yra skani. Net aš sakyčiau, skanesnė nei įprasta kažkokia tai mityba. Jūs gausite daugiau nei 15 maratonų namų sąlygom. Tai reiškia, kad jūs galėsit įjungti mano treniruotę bet kada, bet kurio jums patogioj vietoj, bet kuriuo jums patogiau laiku. Jūs įjungia treniruotę ir sportuojate su manimi. Aš viską darau kartu su jumis, nuo pradžių iki galo. Kaip tai darėme mes dabar. Taip pat yra visose mano maratonuose. Nuo pradžių iki galo aš sportuoju kartu su jumis. Rodau, kaip ir ką reikia atlikti, kartu su jumis pavargstu, kartu su jumis kažkur kovoju su savo tinginiu, bet mes viską darome, mergaitės, kartu. Jūs nesijaučiat vienišos šitame kelyje. Mergaitės, ir aš dalinuosi su jumis receptais, nes aš žinau, kad vienas iš sunkiausių punktas tai yra maistas. Mes nežinom. O va šitą maistą aš gaminu, ar jis yra sveikas, ar jis yra tinkantis ar ne. Aš su jumis dalinuosi receptais, sveikais ir skaniais receptais. Dalinuosi su jumis idėjomis, ką ir kaip galima pagaminti. Visą tai jūs rasite mano projekte. Prisijunkite prie naujausio maratono, kuris startuoja jau rytoj. Mes galime tęsti šitą kelią link sveikos gyvensenos kartu su jumis. Mergaitės, jeigu jūs įsigysit dabar, mergaitės, jeigu jūs prisijungsite prie manęs, prie kitų merginų jau šiandien, jūs gausite papildomų bonusų. Ir tie bonusai yra saviugdos seminarai, audio knygos, savivertės kursą, mitybos įpročių kursą, nes tai yra labai svarbu.
Kai mes norime kažką tai keisti, jeigu mes dabar kalbame apie sveiką gyvenseną, jeigu jūs gaunate tiesiog mitybos planą ir programą, kaip sportuoti namuose, tai nėra tas vienintelis žingsnis, vienas dalykas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Ne, reikia atlikti tam tikrus žingsnelius. Ir aš įdėjau visą savo meilę, visą savo žinias į šį projektą, kur aš jums padedu atrasti tuos pirmus žingsnius link sveikos gyvensenos. Ir jeigu mergaitės vieną dieną jūs sugalvosite, kad norite išbandyti sportą sporto salėje, jūs turėsite mane po ranka. Aš taip pat kartu su jumis sportuosiu, parodysiu, kokius pratimus geriausia atlikinėti, kokie pratimai yra efektyviausi, viską paaiškinsiu, kaip reikia atlikinėti ir jūs tiesiog įjungus treniruotę sporto salėje matysit, ką ir kaip reikia atlikinėti. Mergaitės, kas yra patogu, aš visada esu jūsų telefone. Jūs galite prisijungti prie mano projekto per kompiuterį, paleisti treniruotę per televizorių arba kažkur tai iškeliavus jūs galite tiesiog atsisiųsti programėlę, atidaryti ją ir matyti, ko jums reikia. Atidaryti mitybos planą, atidaryti norimą treniruotę, pastatyti telefoną ir sportuoti tiesiog kartu su manimi, bet kokiam pasaulio krašte. Mergaitės, man atrodo, tai yra nuostabu, patogu ir geriausia, ką tik galima sugalvoti. Viskas, mergaitės, tai reikia priimti sprendimą. Aš noriu pokyčių gyvenime, o jūs norit pokyčių? Aš jums šiandien siūlau ypatingą progą prisijungti prie manęs su nuolaida. Nuolaida noriu 30. Noriu 30. Mergaitės, suvedat nuolaidos kodą noriu 30 ir su nuolaida prisijungiat prie manęs. Ir mes kartu su jumis pasieksim nuostabių pokyčių jūsų gyvenime, nuostabių pokyčių jūsų kūne. Jūs atrasit meilę savo, jūs atrasite iš naujo meilę savo kūnui, jūs pradėsit kitaip jaustis emociškai, jūs pamiršit apie nuovargį, jūs pamiršit apie visą rutiną, jūs prisiminsit, kokios jūs buvot anksčiau 18-20, kokios jūs buvot jaunas, kaip jūs trokštat visko gyvenime, kaip jūs norėjot pokyčių, kaip jūs norėjot svajoti. Mergaitės, laikas užsiimti savimi, laikas prisiminti, kas jūs iš tikrųjų esate. Aš kviečiu jūs prisijungti prie manęs. Noriu 30. Dabar. Nebedvėjokit, nebegalvokit, tiesiog darom. Tęsiam tai, ką pradėjom. 5 žingsnius jau atlikom. Liko vienas paskutinis jūsų sprendimas. Jūs norit pokyčių gyvenime ar ne? 1000 merginų jau pakeitė savo gyvenimą kartu su manimi. Aš tikiuosi, kad ir tu priimsi tinkamą sprendimą.